Miško karalystėje patekėjo visą karalystę sušildanti saulė. Pievose skraidė vabzdžiai ir drugeliai, dūzgė bitės, o miško pakraštyje, laikinoje lapuotomis medžio šakomis uždengtoje pastogėje, būdinosi ledinuko sekėjų būrys. Šiandien Kreipėsi į juos ledinukas. pradėsime mokytis mums svarbių dalykų. Kaip smagu. Iškart atsiliepė meilė. O man atrodo, aš savo jau atsimokiau. Gyvenimas yra geriausias mokytojas, o jo aš jau sočiai prisižiūrėjau. Tarsi prieštaraudamas prabilo ąžuolas. Jam kur kas arčiau širdies buvo darbas negu mokslai, todėl taip neentuziastingai priėmė šiuos ledinuko žodžius. Yra knyga. Pradėta mintį tęsė ledinukas. Ši knyga pasakoja ne tik iš kur atsirado, koks ir kokiais įvykiais baigsis šis pasaulis. Prieš ateinant ledo karalystei, bet ir apie kiekvieną iš mūsų. Iš jos mokydamėsi, mes žvelgiame tarsi į veidrodį ir matome savo sielos gelmes. Ir tai mums padeda geriau save pažįstant virsti tokiais, kokie turime būti. Mūsų namuose yra ta knyga, Atsiliepė meilė. tačiau ją suprasti labai sunku. Aš ją tik pavartydavau ir bandydavau suprasti iš joje nupieštų paveikslėlių. Dabar pradėjo mokytis ir jūs suprasite, apie ką yra knyga. Ir kad eidami į ledo karalystę tampame vienu kūnu. Kad esame susieti vienas su kitu siekdami šio mums svarbaus tikslo. Mat, apsisprendus eiti į ledo karalystę pradėjo keistis jūsų kraujas. Dabartinis sūrus kraujas artėjant prie ledo karalystės salą. Mūsų kūne daugėja meilė. Kalbėjo ledinukas. Sūraus kraujo skaitytojai sunku skaityti knygą, nes jis tik mato raides, sakinius, supranta kai kurias istorijas, kurios jį kviečia eiti į ledo karalystę. Bet knygos esmės negali suprasti. Todėl knyga daugelio namuose tėra padėta lentynoje, o dar daugiau jos net neturi. Dabar jūs jau esate pasiruošę knygoje atrasti jums iki šiol nepastebėtus lobius. Dabar kiekviena jūsų knyga kvies mokytis nesavanaudiškai mylėti, turėti gyvenimo tikslą didesnį už visus tikslus, kurių galite siekti miško karalystėje. Tačiau tai nekeičia mūsų planų, kai vakar kalbėjome valtim keltis į kitą paslaptingąją ežero pusę, Paklausė jovaras. kuri yra miško karalystės pabaiga ir prasideda didžioji dykuma. Ir ten gyvena tie laukiniai dykumos žmonės? Mėgino pajokauti ąžuolas. Taip, papusryčiausime ir keliausime. Vakarykščius planus patvirtino ledinukas. Susėdę į jovaro valtį, ąžuolas ir jovaras ėmėsi irklų ir pradėjo sunkiai irkluoti. Paslaptingasis ežeras gan didelis, net kito kranto nematyti. Pasakė jovaras. Bet iki vakaro turėtume jį pasiekti. Tad ledinukas gali pradėti mus mokyti, nes turime pakankamai laiko. Paslaptingoje ežero dugne guli čia žiemą įkritęs meteoritas. Ėmė pasakoti ledinukas. Meteoritas, kuris tarsi koks magnetas, skleidžia ypatingą galią iš ežero gelmių skirtingomis kryptimis. Ši galia sustiprina tai, kas mums svarbu, ar tai būtų polinkis į gerą ar į blogą. Todėl meteorito galia veikia ne tik mus, bet ir aplink gyvenančius miško, pievų, dykumos, kalnų, upių karalysčių gyventojus. Dėl meteorito galios geri žmonės tampa geresni, labiau mylintis, labiau pasijaukojantis, labiau užjaučiantis. Tos pačios galios veikiami į blogį linkę žmonės tampa dar blogesni ir labiau išryškėja jų tamsiosios charakterio savybės. Todėl pykčio, nepasitikėjimo, susiskaldimo bus dar daugiau. Nusikaltimo skaičius augs. Ežero paslapties ir meteorito galia panaši į lietų, kuriam palaišęs žemę pradeda augti ir vešėti ne tik daržovės daržuose ar vaisiai soduose, bet ir visur augančios piktžolės. Bet aš tikiuosi, kad plaukdami šiuo ežeru mes tapsime artimesni ir dar uoliau sieksime tikslo – nukeliauti į ledo karalystę ir išgelbėti kuo daugiau žmonių iš šio pražūstančio pasaulio. Beplaukiant ežeru nuo dykumos karalystės pusės pakilo stiprus vėjas.
O ežero viduryje, turbūt dėl meteorito glūdinčio dugne galios, jis taip sustiprėjo, kad tapo viesulu. Virš ežero pakilo piltuvo formos viesulo kolona. Į ežero viduryje sukosi, iš vandens į savo sūkurį kėlė net žuvis. Vis didėjo ir visų plaukiančiųjų valtimis siaubui pradėjo artėti link jų. Jei pakliusime į viesulo kelią, tai ne tik nepasieksime kito kranto, bet jau net ir nebesugrįšime į namus. Siaubo apimta pradėjo kalbėti Ramunė. Kai viesulas pakildavo pievų karalystėje, tai per 10 minučių suniokodavo visą, kas pasitaikydavo jam pakeliui. Apversdavo ir nuneždavo vežimus, perkeldavo ir numesdavo į žemę naminius ir laukinius gyvulius, griaudavo pastatus, visos nuolaižos krisdavo žemyn tiesiai žmonėms ant galvų. Mes turime melstis ir šauktis tėvo, kad viesulas praeitų pro šalį ir nepagriebtų mūsų valties. Nebijok dėl viesulo. Ramuniai tarė ledinukas. Jis nesukėlęs baimės praeis pro šalį. Bijok prarasti pasiryžimą keliauti į ledo karalystę. Jeigu ir pražūtum pakeliui į ledo karalystę, ledo karalius priims tave ir tu pakeltą galvą eisi pro vartus į karalystę. O jei iš baimės apsigręžtum ir pradėtum gailėti sekusi, tai tavo gyvenimas ir baigsis nerimu ir vis vien prarasi tai, ką turi ir ką susikurtum. Viesulas kurį laiką siautė ežero paviršiuje ir nukeliavo, kaip ledinukas kalbėjo, visai kita kryptimi. Vis dėlto ežero paviršius nebuvo ramus ir staiga kelioninkai valtyje pamatė, kad per ežerą vis iškildamas ir panerdamas gilyn atplaukė didžiulis gyvis. Čia paslaptingojo ežero Leviatanas. Tarė Jovaras. Viesulas jį pažadino. Mes esam didelėje bėdoje. Senelis pasakojo, jog knygoje, kuri yra mūsų namuose, skaičia, kad Leviatanas pagrebė į ežero gelmę, įtraukė tą, kuris jau išsigąsta. O kad tikrai išsigastume ir bijotume, jis tarsi rūką paleidžia dujas, kurios išdidina mūsų baimės. Ir tada iš baimės šaukėme, o Leviatanas tą ir griebė. Oi, aš labai bijau Rusijoje gyvenančių vorų. Išsigandusi prisipažino Meilė. Pamačiusi vorą pradedu šaukti. Tai kas man dabar bus? Nespėjus jai baigti sakinio pradėjo kalbėti Ramunė. O aš bijau šikšnosparnių. Jie tokie baisus, skraido taip, kad atrodo į plaukus įsivils. Jas raminti pradėjo ledinukas. Galvokite ne apie tai, ko bijate, o ką mylite. Meilė nugali visas baimės ir joks Leviatanas nepajėgs įveikti meilės, kad ir kokia stipri būtų baimė. Valčiai beplaukiant per rūką ir Leviatanui apie ją sukant ratus, iš valties girdėjosi balsai. Aš labai myliu savo tėtį. Aš myliu tiesą. Aš myliu pievas ir gėles. Aš myliu medžius, jie taip gražiai ošia ir teikia ramybę. Aš myliu savo šalį, norėčiau padėti žmonėms. Valčiai plaukiant ir keliautojams dalijantis mintimis apie tai, ką myli, Leviatanas juos lydėjo beveik iki ežero kranto. Tačiau taip ir neišgirdęs šauksmo ir nepajutęs baimės paniro gilyn ir vanduo ežere nurimo. Man atrodo, kad šiandien visi išmokame ne vieną pamoką. Mes neišsigandome pavojų iš ežero gelmės, visi laikėmės kartu iškilus pavojui ir ne tik sustiprėjome mylėdami, bet ir vienas kitam papasakojame, ką mylime. Pasakė ledinukas. Man patinka mūsų komanda. Prabilo ąžuolas. Per visą gyvenimą nesu girdėjęs tiek daug apie meilę, kiek per šią kelionę per paslaptingąjį ežerą. Manau visai neblogai, kad į ežero dugną įkrito tas jausmus sustiprinantis meteoritas.